Sveiki visi, aš esu Svietas. Jūs turbūt mane atsimenant nebent iš Rykio kanalo, kur aš buvau antraplanis veikėjas. Ir dabar nusprendžiau pradėti savo vlogą, nukeliavau į Tokijų, ne pirmą, ne antrą, o ketvirtą kartą. Ir nusprendžiau pafilmuoti, parodyti, kaip viskas atrodo, nes dabar jeno ir euro santykis yra labai geras. Ir galėjot matyti jau ir Orijaus, ir Valujavičiaus, ir tipo turistų, ir Raimundo kanalo video, kaip jie filmavo ir čia linksminasi. Taipogi gavau inspirationą nuo Anime Meno ir Trash Taisto kanalo. Tai kadangi aš esu toks labiau geekas jau kokių 20 metų ir anime mėgau juos, ir manga, ir video gamais, tai bus toks 50 ar ant 50 video kontentas, 50 į kultūrinę pusę ir 50 į geekišką pusę. Tai va, žiūrėsim, kas gausis. Pirmas blynas turbūt bus prikepęs labiau prie petelnios, bet pažiūrėsim. Let's go. Tai va, nuo ko reikėtų pradėti, tai turbūt kaip orientuotis Tokijoje. Aš orientuojuos pagal tokį traukinių kelią, kuris vadinasi Yamanote Line, kuris yra toks apvalus ir eina aplink visą Tokijos centrą. Tai pagal jį pagrindę aš ir bandysiu daryti savo vlogą, kas kartą aplankydamas vis skirtingą rajoną ir pasižiūrėdamas, kokios ten yra įdomybės, nufilmuodamas, pakomentuodamas. Ir žiūrėsim, kas gausis. Šiandien išlipome Ueno stoty. Toks didelis gražus rajonas. Už manęs matote yra 3D naujas projektorius, panašus kaip daugelį dabar didesnių rajonų pastatytas. Man atrodo, Šindžiuku yra su katinu, o čianai karts nuo karto panda pasirodo. Tai va, priekyje yra tokia Amejokočio turgaus gatvelė, kur labai daug visokių įdomybių galima prisižiūrėti arba priragauti. Mano rekomendacija tai būtų, jeigu norite lagaminą nusipirkti, tokį papigiai, štai galima būtų ten paieškoti, nes ten iš tikrųjų geras pasirinkimas yra. Anoj pusėje, už stoties, yra didelis Ueno parkas su tvenkiniu, didelis gražus Starbucksas su gražiu vaizdu, muziejus, zoologijos sodas, krūva šventyklų. Tai pabandysim ten šiandien nueiti ir apsižiūrėti. Amejokočio turgus. Čia galima visokių įdomybių prisižiūrėti, prisipirkti. Esmė tame, kad turgus egzistavo jau po Antro pasaulinio karo. Jis buvo žymus tuom, kad čia iš Amerikos plukdydavo visokios prekes black marketų, kurių negalima buvo nusipirkti Japonijoje. Ir tada patapo populiarus tarp japonų. Bet dabar, kiek man teko girdėti, tai labai populiari turistų apsipirkimo vieta. Todėl, kad čia galima pigių lagaminų visų pirma rasti. Visų antra, čia visokių skanėstų yra. Visų trečia, tai šiaip įdomi vieta pasižvalgyti, prasivaikščioti, prisiragauti visokių dalykų. Iki vidurio Amejoko daeinant toks išsišakojimas matosi. Vieną ir kitą pusę. Čia teta triušiuką vedžioja. Nelabai jis nori eiti, labiau pailsėti nori. Ir pabandysim nueiti toliau. Čia toks biški Gariūnų turgaus vaibas. Batus parduoda. Čia žmonės valdo. Kiek aš suprantu, čia kiniečiai ančiukus parduoda.
ir kiauliukas. Tai šviežia žuvis. Čia labiau toks jau maistas prasideda, nes prieš tai buvo labai daug šitų visokių prekių, kaip batai, lagaminai. Na, čia kinų maistą galima paskanauti. Kepto. Kitoj pusėje jau galima žuvytės pabandyti. Aras kebab take out, ok? Šiaip teko ragauti Japonijoje kebabų, tai visai tokie neblogi. Netgi kalienukus siūlo, kaip matau. Suvalgai savo kebabuką, parūkai kalienuko, prisižiūri anime berniukų ir keliauji toliau. Smagumynas. Čia labai įdomu pasidarė, žmonės stovi eilėj. Jeigu eilė, reiškia skanu. Ir ko jie eilėj stovi? Supratau. Gyukatsu Motomura. Čia yra tokie jautienos steikai, apkepti panko džiūvėsėliuose. Ir jie dažniausiai būna medium rare, iš vagyų jautienos japoniškas. Ir kiek aš girdėjęs esu, tai tarp turistų žiauriai populiari vieta. Būtent pastaraisiais metais patapo. Va tada einam ir matom krūvą tokių baneriukų vėliavėlių su anime mergaitėm ir anime berniukais. Ir vat anime fanam būtų labai įdomu sužinoti, kas čia per vieta. O čia yra tiesiog pačinko, žmonės sėdi, leidžia pinigus, kad gautų tokius rutuliukus, kuriuos po to iškeičia į kuponus, o kažkur kitoj gatvės pusėje, dažniausiai kitoj gatvės pusėje būna, tai greičiausiai tenai, tos kuponiukus galima jau ir į kešą išsikeisti. Va taip jie apeina lošimų tą draudimą Japonijoje. Prie Ueno parko radau Hello Kitty kažkokią collaboration kavinę, kur galima užsisakyti Tea Party rinkinuką kelių aukštų, kaip britai mėgsta. Ir čia yra labai gražus plastikiniai batono gabalai su priedais. Va taip, amazing. Kai kurie žmonės gali klausti, koks pirmas dalykas, kurį reiktų padaryti, kai atvyksti į Japoniją. Tai turbūt aš pasiūlyčiau nueiti į oro uosto ticket office arba informacijos centrą ir va šitą dalyką pasiimti. Čia yra Suica transporto kortelė ir jūs neįsivaizduojate, ant kiek jį palengvina gyvenimą Japonijoje. Todėl, kad ją pasipildyti yra grinais žiauriai lengva ir patogu. Ir po to ne vien transportų naudojas, bet ir kavinėse, baruose, parduotuvėse su ją galima atsiskaityti tais pačiais pinigais kaip ir už transportą. Tai va, čia būtų pagrindinis pirmas lifehackas. Tada, ko dar reikėtų? Jeigu naudojate europinius pakrovėjus telefonam, tai geriausia būtų į kokią elektronikos parduotuvę nueiti, nusipirkti adapterį, nes jie čia kitokius kištukus naudoja. Ir kas dar? Grynų pinigų patartina turėti. Ypatingai 100 jenų monetų. Nes jeigu jau nuvažiuojat biškį toliau negu Tokijus, tai ten tie aparatai gėrimų dažniausiai nepriima jokių elektroninių atsiskaitimo būdų, tik tais 100 jenų monetas dažniausiai. Būna ir kupiūros 1000, tačiau 100 jenų vis tiek geriau turėti.
Pavyzdžiui, jeigu kelionė į kalnus kokia nors būtų, tai tada jo, jeigu ten pas deduką norėtumėt nusipirkti kažkokį sausainį ar skaniestą, tai jo, jis monetom tik tais priims. Tokie turbūt pirmi lifehackai būtų. Na va, esam Ueno parko centre. Ten yra muziejus. Čia yra zoologijos sodas. Ir čia yra Starbucksas su labai gražiu vaizdu, todėl kad pavasarį čia visur apsodinta sakurom. Tai čia perfekt vieta kavutės rytinės atsigerti. 12 valanda. Tai dėdė daužo į varpą. Ir šiaip visam mieste dažniausiai tai būna, kad vidurdienį 12 valandą, jeigu net nėra šventyklos, kur kažkas daužo į varpą, tai būna per garsiakalbius praneša, kad vidurdienis kažkas tokio. Įdomus faktas. Pas mus Lietuvoje tai taksofono aparatų jau nebėra, o Japonija taksofonais naudojasi, kartais faksais biuruose, štampais vietoj parašo. Toks įdomus kontrastas. Žiūrint į tai, kad labai išsivysčiusi šalis, kur kavinėse ir restoranuose robotai būna, kad maistą atveža. Už mano nugaros dabar yra Matsuja ir mes šiandien eisim ten pavalgyti, todėl kad aš girdėjau, kad jie turi kolaboraciją šį mėnesį su Lietuvos ambasadoriumi ir jie siūlo kažką panašaus į lietuvišką maistą. Tai eisim pasižiūrėti, kas ten tokio. Tai va, atėjus į Matsuja yra toks aparatas prie durų, kur reikia užsisakyti. Paspaudžiu anglų kalbą, paspaudžiu, kad valgysiu viduje. Ir ten viršui yra tas meniu su lietuvių vėliava tokia, kur būtent tas kolaboracinis. Ir ten apačioje yra 3 patiekalai. Vienas yra paprastas, kitas yra su keptu kiaušiniu ir trečias yra su sūriu. Aš pasirinkau tą patį pirmą variantą paprasčiausią. Toliau buvo ryžių pasirinkimas. Tada spaudžiam apmokėti. Apmokėti grinais. Ir apačioje reikia pinigėlių sukišti, tada iškrenta toks kuponiukas kaip McDonald'e su numeriuku pas mus. Ir grąža. Ir tada prie langelio pasiėmu savo patiekalą, tai yra ryžiai, salotos, toks kiaulienos kotletas su spirgiukais, grybų padaže ir japoniška misos sriuba. Kotletukas tai toks, kavinėse nelabai mačiau, kad galima būtų užsisakyti Lietuvoje, bet skonis tai grinai, pas močiutę kažką panašaus esu valgęs, kur tiesiog kotletas su tuo baravyku ir spirgių padažu. Čia turbūt ir užbaigsiu savo pirmąjį video. Pasižiūrėsim, gal koks Kotaro Hisada padarys reaction video. Aplankysim kitą rajoną po to, pasižiūrėsim, pafilmuosim ten kokių įdomybių. Palaikinkit, pasubscribinkit ir komentariuką ten apačioje kokį nors parašykit, pasižiūrėsim, kas gausis. Sėkmės!